Šiais metais į mokslinę laboratoriją gavome ypač daug ligoto rapso mėginių. Mikrobiologai nustatė, kad tai ne kas kita, o baltąjį puvinį arba kitaip sklerotinį puvinį sukeliantis patogeninis grybas. Šis grybas ypatingas tuo, kad augalą gali infekuoti ne tik per dirvožemį, bet ir taip pat paskleidęs sporas. Na ir jis yra labai plačios specializacijos, kadangi gali užkrėsti ir padaryti žalą daugiau negu 400 skirtingų rūšių augalų, tarp jų ir mūsų minėtiems rapsams. Dėl baltojo puvinio rapso stiebo pažeidimo vietose formuojasi tuščios ertmės, o jo vidinėje dalyje suformuojami grybienos dariniai, dar kitaip vadinami skleročiais, kurie pradžiai būna šviesūs, o vėliau patamsėja. Na ir esant palankiomis klimato sąlygomis, šie dariniai, arba kitaip sakant skleročiai, gali formuotis netgi stiebo išorėje. Na ir būtent skleročių pagalba baltąjį puvinį sukeliantis patogenas dirvožemyje gali išlikti ilgiau negu 10 metų. Šiai dienai yra įrankių, kuriuos naudojant galima kontroliuoti šią ligą, bet ne ką mažiau svarbu ir prevencinės priemonės. Atlikome tyrimą su Bioenergy produktais Bactoforce ir Ruinex ir matome, kad šių produktų sudėtyje esantis mikroorganizmai puikiai veikia prieš baltąjį puvinį sukeliantį patogeninį grybą. Taip Petri lėkštelėje matyti, kaip Ruinexe esantys skirtingi mikroorganizmai puikiai veikia prieš baltąjį puvinį sukeliantį patogeną. Jūs galit matyti, kad ten, kur yra Ruinexo bakterijos, grybas atsitraukia, o ten, kur mes neturime jokios kontrolės, pačiame viršuje tas grybas puikiai auga. Kitoje Petri lėkštelėje mes turime baltąjį puvinį sukeliantį patogeną ir taip pat turime Bactoforce produkte esančią bakteriją. Ir lėkštelėje galim puikiai matyti, kad ten, kur nėra biologinės kontrolės, patogeninis grybas auga, dauginasi ir jaučiasi kuo puikiausiai, o kairėje pusėje, kuriame mes turime biologinę kontrolę su mūsų produkte esančiu mikroorganizmu, grybas neauga, matosi, kaip jis atsitraukia ir į tą pusę net neslenka. Taigi, atlikę tyrimus matome, jog misija įmanoma sustabdyti baltąjį puvinį arba kitaip sakant sklerotinį puvinį naudojant Bactoforce ir Ruinex produktus.